Jonai. O, jėgelė. Blemba, ką daryt? Oh, shit. Gerai, bičiuli, ste. Nieks nenuskęs šiandien šitoj upėj, nieks nenuskęs. Sveiki, mėly bičiuliai, kolegos žvejai. Na ką, dar vienas rudens lašišų sezonas baigėsi, toks jausmas net neprasidėjęs. Šis sezonas buvo tikrai kitoks negu pernai ir užpernai, kadangi turėjom gan vėsią vasarą, lietingą vasarą. Turbūt daugelis jau vidurvasarį nujautė, kad kažkas turėtų būti kitaip. Tiesą sakant, nors daug kas taip ir kalba ir galvoja, kad šiemet tos žuvies daug daugiau, manau, nerštas parodys tikrąją situaciją. Gali būti, kad tiesiog ta žuvis atplaukė gerokai anksčiau, negu mes pripratom per pastaruosius 2 metus. Dar viena šio sezono tendencija, ko šiaip niekada nebūdavo ir ichtiologai nerimaudavo, kad trūksta patinų, tai šiemet didžioji dalis sugautos žuvies tai buvo maži tokie su vidutiniu maždaug 80 cm ilgių patinukai. Na, tai reiškia, kad prieš 5 metų turėjom kažkurioje upėje, gal Neryje, gal Vilnelėje, gal kažkur labai gerą nerštą. Visai džiuginančios naujienos. Aš asmeniškai šį sezoną nusprendžiau imtis tam tikrų pokyčių. Visą laiką apie tai svajojau, galvojau, kad turbūt ir nesulauksiu tinkamesnio laiko. Nepadaugės laisvalaikio, todėl nusprendžiau būtent šiemet pradėti po truputį mažais žingsniukais mokytis su dvirankiu kotu, muselinė meškerė. Prisipažinsiu, tai tikrai nėra lengva pereiti nuo spiningo, perprast tuos delikačius judesius, bent jau man. Neneriu šį reikalą stačia galva, neparduodu rogosų, neparduodu spiningų, o žmonės kaip gražiai. Gulbės su šeimyna plaukioja, fantastika. Nežinau, čia gerai ar negerai, bet nusprendžiau, kad daugiau per trumpesnį laiką galėčiau išmokti, jeigu išvažiuočiau su profais į kažkokią tai, nežinau, kelionę, kur visas buvimas ir visos kalbos ir bendravimas būtų tik apie tai. Susiorganizavom kelionę į Byskę su Ernestu ir kompanija paskutinę rugpjūčio savaitę. Šis sezonas ten, sezono bent jau pabaiga nebuvo pati geriausia. Ten atvirkščiai vanduo žemas, nors ir žuvies į upę užėjusios lyg ir pakankamai, tačiau ji nenorėjo kilti toliau į standartinius pūlus, standartinės vietas ir ją pagauti buvo be galo sudėtinga. Žvejai pasakojo, kad lyginant su pernai, kai vanduo buvo apie 50 cm aukštesnis, tai buvo kardinaliai kita istorija ir pagautos žuvies kiekis skiriasi kartais tiesiog. Nepaisant to, Švedijos šiaurėje gamta yra fantastinė. Srauni, skaidri upė, gyvenimas ant upės kranto, ant skardžio, palapinėse, maisto gaminimas ant laužo, prausimasis šaltoj upėj, vanduo neviršijo turbūt 10 laipsnių temperatūros, net ir nepagavus žuvies, laikas buvo praleistas išties puikiai. Klausėmės įvairių istorijų apie žvejybą, vakarai stebėjom šiaurės pašvaistės. Suomiai dar mėto, įsivaizduoju. Atsispindi nuo upės. Aha. Kaip ryšku dabar. Eik tu savo.
Žiūrėk, kaip juda net. Žiauriai gerai. Eik, tu koksai stulpas gražus. Tiesa, vietinių švedų ten ganėtinai mažai. Pagrindiniai žvejai tai suomiai. Jie gaudo tokiom įdomiom sistemom su pasunkintom muselėm. Nežinau, turbūt vadinasi, jeigu aš teisingai pasakysiu, skedžet. Meta labai toli ir tas muselės ridena skersai reiškia upės. Jie taip mano, teorija taip sako, kad būtent šita Baltijos lašiša visgi nelinkus labai kilti link musės, link masalo. Masalą reikia pravesti kuo arčiau jos. Nu, kaip ir nieko naujo, tačiau gal truputį priešingas požiūris negu tas, kokį taikėme mes, žvejodami su plaukiančiais šniūrais ir kur kas arčiau vandens paviršiaus. Pirmąją dieną, nemokėdamas nei teisingai užmesti, perbridau upę, atsistojau būtent į tokią vietą, kur man prieš akis rodėsi žuvis. Nežinau, išėjo gal 4 kartus. Na, aš aišku, taip ir nesugebėjau teisingai pravesti, nesulaukiau kibimo. Jau 3 kartą, broniau. 3 kartą. Kitą dieną suomiai anksti ryte tą žuvį pagavo. Mes, kaip sakant, atsikėlę išlindę iš palapinės, galėjom nuo skardžio stebėti visą veiksmą. Bet jinai niekur ir nenori toliau bėgti. Jinai už to akmens ten taip gražiai ir stovi, kuri rodėsi vakar. Gera žuvis, žinok, didelė. Žodžiu, turbūt verta paminėti kainas. Savaitėj laiko žmogui 270 eurų. Aš tai palyginau beveik kaip Alpėse slidinėjimo skipasas žmogui savaitėj. Kaip ir brangoka kaina, bet matant, kokios tendencijos pas mus Lietuvoje, kaip populiarėja šita žvejyba, kiek daugėja žvejų, kiek jų atvažiuoja iš užsienio, ypatingai iš Lenkijos. Nežinau. Man atrodo, kad prieinamumas yra per paprastas, neišvengiamai licenzijų kainos turėtų brangti, o už tuos pinigus gerinama infrastruktūra. Na, o čia Lietuvoje žmonės pradėjo žvejoti gan anksti. Aš kaip supratau, tai daug kas rugsėjo pradžio, netgi ir anksčiau, kol dar kaip ir teoriškai nebuvo galima. Aš savo atostogas pagrindinės išnaudojau būtent Švedijai. Realiai pradėjau žvejoti nuo 2 rugsėjo pusės, savaitgaliais. Na ir pirma žvejyba penktadienio vakaras, rugsėjo turbūt 20 kažkas tokio diena. Nešiausi abu įrankius, ir muselinę, ir spinningą. Galvojau, pradžioj prasieisiu, kur tik įmanoma su muselinė, o paskui jau žiūrėsiu, ar ten tą spinningą apskritai ištrauksiu, neištrauksiu. Kažkoks toks noras buvo kuo daugiau su muselinė žvejoti pradžioj sezono. Na ir po kelių valandų mėtymo, aišku, neryje sunkiai man čia sekasi. Po Švedijos, po Biskės uždėjau tą taip vadinamą šniūro galą skęstantį, neplaukiantį. Iškart išsiderino visas užmetimas, iš naujo reikia mokytis priprasti, užsikelti iš vandens. Nu, žodžiu, niuansų daug, klausimų daug. Ilgas mokymosi kelias, mokymosi procesas. Bet kol kas atrodo taip sunku pajust malonumą, kai toks grybas jautiesi, kad... Na ir prieš pat saulei leidžiantis ir pasipylė išėjimai, žinai. Ir išėjimai pasipylė ten, kur atrodo, ką tik praėjau. Blema, galvoju, ką čia dabar daryti, ar čia tam 10 minučių traukta spinningą ar netraukta. Nu, bet visgi nugalėjo tas kažkoks tai vidinis noras pagauti žuvį. Supakavau muselinę, uždedu rogosą, nežinau, turbūt 4-5 gal. O. Bet tai kaip liuobė. Didelės, aišku, bet bus turbūt irgi patinukas, bet jau smūgiai. Ak, tu šitą.
Nu, kiek žvakių, bet tiek nebuvo. Maždaug nuo 0 iki 80, tai dabar tikrai reikia pažymėti. Pirmą kartą turbūt tokioj, galima sakyti, jau tamsoj ištraukiau žuvį. Viskas, aišku, dar legalu, dar valanda po saulės laidos nebuvo praėjus, bet kamera jau net normaliai nebefilmuoja. Nu ir patvirtino tas patinukas, kad jo, kažkaip patinukų mažų metai ir jų čia užplaukė tikrai daug. Išplaukė. Ir tokia dilema, galvoju, nuo rydienos pradedam su Mindaugu žvejot, ką daryt. Ir vat kažkaip spinningas nugalėjo. Galvoju, su muselinė nuvažiuosiu labiau antroji sezono pusėje, į Šventąją, o Nery turbūt visgi kažkaip tais liksiu prie spinningo. Kitą rytą atvažiuojam su Mindaugu, tą patį ruožą, ateinam su tamsa dar prie upės, vos neišsigandom. Šakės krūmose jau žmonės stovi. Tu blin, galvoju. Nespėjau meškerės išsipakuoti, jau vienas traukia žuvį. Nubėgu pažymėt. Vėl toks pat patinukas, 80 cm. Noriu ilgai laikyti bičiulio, kuris 5 žvakės padarė. 5 berniukas. Oho, tai jau drožiai prie Šventosios ryškiai. Regionavos, ar čia viskas? Ne, čia per gyvenimą. Ai, per gyvenimą aš galvoju jau gal. Jau jeigu 5 šiemet būtų, tai nevaryčiau tamsoj, žinai, į tašką atsistot. Nors realiai nebuvau užmetęs, dar išgirdau, žinai, kad jūs atvarėt. Nufaktinai? Jo, čia milijonas nuotrauka. Oi, gražiai. Jau grįžau vėl, aš čia kavos keli gurkšniai. Galvoju, nu ir aš dabar pažvejosiu. Kitas iš tų dviejų vėl šaukia, turiu. Gerai, nekel dar. Tik laikyk uodegą. Laikyk uodegą. Būna paskui su jais. Jūs visi, man atrodo, iš tos pačios patelės dėtuvės. Tų pačių metų, po 80 visi. Broliai. Pabandyk tą ranką savo apsukti iš kitos pusės, nes visą uodegą uždengęs. Oi, dabar gali, man atrodo, baigtis. Suona laikyk. Paleis mane tiesiog ir greitai čiup iš tos pusės, va tai va, su pirštais. Va. O jau beveik ir... Beveik ir paleidom. Beveik ir paleidom. Išplaukė, ne? Po valandos kitos pavyko ir mums įkalbinti dar vieną žuvį. Bet net su to laivu dar prieš kokius 2-3 metus tų šamų nieks negaudydavo. O dabar tipo chebra jau išmoko tos šamus su laivu gaudyti, žinai. Kokie drožimai jie? Jau mažiukas ar ne? Nu, manau, kad biškai pasirodė, bet... Aš nežinau, žinau. Gal čia... Panašus turbūt. Man gaudyti tada ne? Ne. Ne, dar. Dabar atsargiai bando į... Nežinau, šitą už uodegos gal reikia bandyti imti. Bet dar aš stengiuosi neforsuot. Blemba, jisai kaip spaudžia.
palauk. Bandy. Laikai? Čia tas geresnis. Gal, laikai. Palauk. Tai. O, iššovė. Ne, 8 bus keli. Biški keli, bet... Na čia 1, 2, 3, 4, tarkim. 8, 4. Graži žuvytė, ne? Nu, bėgsi, pilietį? Nežinau, paleidžiu. Paleis. Plauk viską. Ačiū tau labai už pagalbą. Na, paskui dienos metu pakankamai ramu tam ruože. Nusprendėm grįžti vakare. Darbų provedimas su juodu raudona uodega rogosu ir tokie kažkokie įtartini pastuksenimai kelis kartus. Man atrodo, kad kibo. Pastuksenimas. Kibo ir vėl. Stūmė, tiksliau. Viskas perėjo net. Bet ir viskas, paskui kiek kartoju metimus, nieks nieko nebereaguoja. Kokių 20 minučių uždedu kitą spalvą ryškesnę, eina wobleris per tą pačią vietą, nu ir ką. Na čia didelis. Aš tiesą sakant savo sportinius įgūdžius praradęs. Pridariau krūvą klaidų, nesuskubėjau kažkaip ateiti prie tos žuvies, galvojau, kad bus per gilu. Srovė pakankamai stipri, tas patinas, jam nieko labai daug net stengtis nereikia, atsistojęs skersai srovės. Nežinau, ką daryti. Čia jau ragas. Ar čia eina praeit, kažin? Blemba, gal to mindai iki to sekliuko. Blemba, jis ten žolėsi. Sargiai, kad tau kažkur neįvarytų. Va. Blemba, jis vėl. Apsivertė kelis kartus. Na ir kaip kartais taip nutinka, nepaisant to, kad naudoju ir fluorokarbono pavadėlį. Valas persimėti. Čia, vagi, prieš tave. Ne, aš tai... Žuvis besiversdama per žiauną ir nupjovė. Nutrūko, nu va. Darė tas vertakus ir nutraukė. Čia jau nedaug tiek trūko. Buvo tikrai didesnė žuvis, mano įsivaizdavimu tai metras plus. Buvo labai gaila kažkaip tais, grinai dėl savo klaidų, tą žuvį prarast. Žodžiu, užduotis buvo pagrindinė rasti žuvį, o radus ją, jinai vienaip ar kitaip duodavo apie save žinoti.
ar pasirodymai, išėjimai, ar tai kažkokie pastuksenimai, mikrokibimai. Žodžiu, jeigu ruožė yra žuvies ir pakankamai tokios šviežiai užėjusios, tai jinai ir išsiduoda, tai jinai ir kimba. Ir atsikabino. Nieko nepadarysiu. Visiškai kita istorija negu pernai. Ir visiškai kita istorija, lyginant su sezono pabaiga, kada žuvies kaip ir yra, jinai stovi ruožė, bet jau visko mačius, daug voblerių, daug blizgių, daug žvejų, galbūt jau ir ne kartą buvus pagauta. Atrodo, kaip pro šiukšlę negali praeiti pro šalį ir nepaimti jos, nesurinkti nuo upės kranto. Na, su žmonėm vis tiek kažkas nėra gerai. Tokioj laukiniai gamtoj, reiškia, pastovyklauja, pažvejoja čia turbūt, pasikūrena lauželį ir nusprendžia, kad čia kažkam paliks skarbonkės, žinai. Surinksim, aišku, bet šiaip man tai toks, blemba, kas jų galvose darosi. Taip ir su nesąžiningais žvejais, kurie negerbė šitos žuvies, nesilaiko taisyklių, kažkaip neišeina nekovoti kažkaip. Žodžiu, esam prie Neries upės, žvejojot be žvejo bilietų, be licenzijų. Šiuo metu turim rugsėjo 27 dieną, kada licenzijos yra privalomas, ne? Visi prie sovietų išaugom. Jo, kaip sakot, visi užaugę prie sovietų ir užtat ir nenorim tų taisyklių kažkaip laikytis. Lietuvoje kokios baudos. Kažin. Suomijoje gal geriau žvejoti. Nu, bet Suomijoje, žinot, už savaitę tokios žvejybos galimybė pagauti lašišą 300... Ne, aš tik sakau, 300 eurų. O čia vienai dienai 5 eurai. Gali kas... Tai čia labai seni laikai. Nu, tai sakau, senai gaudom. Seniai gaudot be licencijos. Seniai gaudot be licencijos ir be žvejybos bilietų. Nu, tai ką daryt, nu. Да не, братишка, бурит. Бля, сейчас пол сапога говна вытаскивать. Братишка, ты меня видишь снимать, ты мне уже надоел. Въеби мне Виталий 2 раза. Давай nesikeikam taip. Jo, davai. Mindaugui ypatingai buvo gaila sugaišto laiko, bet aš jį stengiausi raminti, sakiau, Mindaugai, pagausi šį vakar žuvį. Karma yra, padarėm, tikiuosi, gerą darbą. Šlakys ar ne? A? Ne. Tuoj, Mindaugai, aš susisuku. Nu va. Tau išvakarės gimtadienio dovana. Ach, tu palauk, einu aš ten. Ne, čia su gaipčiu nepaimsi kartu. Atsakingas darbas, blem. Per aktyvi dar. Nu gerai, pasimėgau akimirką. Aš praeitą kartą nesugebėjau pasimėgauti žioplys, o ir išėjimas, matai. Šaunuolis, Mindaugai. Aš noriu tave iš arčiau biškį. Tu... Jo, tu iš lėto eik, gal netrauk, o tiesiog eik. Aha. Blemba, aš nematau tos žuvies visiškai. Per aktyviai, žinai. Bet nėra labai... Ne, patinukas. Ūkiai, atsargiai žolės. Blemba. Mane pamatė, matai ir... Kurgi tu? Atsispindi. Aukščiau bus, paik. Ai, va, matau. Jis mane pamato ir apsisuka, žinai. Kur tugi, patinuk?
Pagaliau. Atlink rankelį. Ramiai. Vidų burnos ir tada trauk. Nu taip. O, blemba, be žymeklio dar jisai. Pagal, kad didesnis bus toks. Nu. 2, 4, 7, 6. Pamatavimai. Aš ištraukiu turbūt, ar ne? Laikai? Nu, laikau. 80. Aš, nu jo. 80. Tu ir dar padarysi laikyklai. Bėgti jau nori. Liūdniai? Sakyk, kada. Na tai. Ai, gražiai. Žiūrėk, Mindaugai, dabar nebandyk man sakyti, kad blogai, kad šiandien prasibobinom su tais, ką. Nu, vat yra karma vis tiek, nesakyk. Nu, sugaišom valandą, bet yra karma, nesakyk. Dabar yra. Yra. Nu, tik viskas, ramiai. Dar toks vienas įdomesnis sutiktas žvejas labai kažkaip tai keiksnojosi tokiais necenzūriniais žodžiais ir visko nepatenkintas bandė įrodyti apie tai, kad čia ta žuvis nevelnio nevertinga, čia kažkokia silkė atkeliaujanti iš jūros. Vat pavyzdį pasakysiu, vat logiškai pamastant, ne? Dabar klausyk. Taip. Sakykime, yra taimėnis, ne? Gėlavandenė lašiša. Žuvis, nu. Kurį gyvena gėlavandenė, va toj ūkį, sakykime. Taip. Ne? Taip. Aš suprantu, ją reikia saugoti, ne? Nes jinai gali išnykti. Taip. A čia kažkokia silkė, atėjo, išėjo, visas pasaulis gaudo, fotinasi, valga, jeigu nori nevalga, nori paleidžia, čia jų reikalai. Ne apie tai dalykai. Jinai čia ateina tam, kad jinai pratęstų giminę, juk teisingai. Palauk, jin šitose upėse išsinerčia. Jeigu jinai čia neišsinerš, jinaigi jūroje nesidaugina, teisingai. Jo, tai tu skaitai, kad aš va čia toks vienas, dar ten vienas išnaikins tą žuvį? Pagaudamas ant spiningėlę, bet vieną silkę. Yra va tokių kaip tu. Palauk. Ateisiu pamėgti ir pasosinti, kiekvienam žmogui, tokiam, kuriam rūpi, kuris mėgsta, pavyzdžiui, man žvejyba yra hobis. Taip, ir man nuo vaikystės žuvauju. Vat būtent, man rūpi, kad būtų tęstinumas, kad tos žuvies būtų. Aš myliu gamtą, viskas Dėl to žmonės savanoriškai... Kada aš pasimsiu, kada nenorėsiu, aš čia neimsiu. Tai čia jau kaip nuspręs valstybė ir koks bus įstatymas. Valstybė, pidarasų, ta valstybė, man neįdomu. Aš atėjau į gamtą pakaifuot, a ne kad mane čia žiūrėtų. Pažiūrėk, ne dėl to šitie dalykai vyksta juk. Vienas išlindęs, čia mane filmuos. Aš siūlau pažvejot, kol dar vakarinis. Kaip ir kiekvienais metais visokių tų žvejų tenka sutikti. Vieni tokių, sakyčiau, įdomesnių pažiūrų, bet aš manau visi sutiksime, kad visgi situacija prie upės žvejų sąmoningumo prasme gerėja. Tikrai tenka matyti vis daugiau ir daugiau žvejų, kuriems rūpi ši žuvis, rūpi gamta. Pavyzdžiui, viena istorija, kitam krante, žodžiu, žvejo jaunas vaikinukas ir užkabino irgi nedidelį patinuką. Pirma gyvenimo žuvis, pirma lašiša. Ir tai buvo gražu žiūrėti. Paėmęs už uodegos, jis laikė vandenyje, nekėlė iš vandens, kabino masalą. Tada kita ranka, belaikydamas tą žuvį vandenį, ten kažkam telefonu per vaizdo skambutį parodė, kad, žodžiu, žmogui laimė didžiausia. Kelis metrus ten pernešė į švaresnį vandenuką ir gražiai tą žuvį išleido. Aš net iš kito kranto padėkojau, sakau, šaunuolis. Dar kita istorija prie Vilniaus. Vakaras. Vienas žvejas sulaukė svajoto kibimo, užkibo patelė. Kitas pačia, čia jaja. Gražiai jinai ten taškos išvakiuoja, žodžiu. Kitas, žodžiu, kolega, net jie nepažįstami, iškart įlipo į vandenį, nusimetė striukę, labai tvarkingai tą žuvį paėmė, kažkaip nekelia į krantą irgi, aš taip žiūriu, net gražu žiūrėti. Laikai tvirtai, ne? Aš pribėgau, pažymėjau. Numerį, žinai? Numerį, pažiūrėsim. 2481. Įžiūrėjai, ne? Jo.
biški daugiau, man atrodo, nes Jeigu taip, va, nu 91. Gaila, nepavyko tam pagavusiam žvejui normaliai perimti ir nuotraukos pasidaryti, kažkaip tas žuvis išsprūdo. Bet čia tai nelabai gerai. Pajautėt per kojas? Jo, per kojas man. Ai, tai tada liuk. Nu, tai šaunuoliai. Sveikinimai, gaila, kad be nuotraukos normaliai, ne? Na jo. Nu tai bent jau emocijų traukia. Vardas be to žvejo Eugenijus. Ir man tokia buvo nesėkminga nutikus istorija, kad užmetimo metu seniai buvau pasitikrinęs meškerę ir nulėkė meškerės viena dalis, taip nutraukdama woblerį, rogose tokį su vienkabiais. Ir būtent tas žvejas Eugenijus, tas pats, kurio žuvį pažymėjau vakare, jis paskui kažkaip rado tą mano rogose. Ir vėl susitikus mum, jisai sako, radau tavo woblerį, noriu gražinti. Tai, nu, žiauriai maloniai nustebino. Radau tavo woblerį tenai. Tu nebuvau pametęs? Pamečiau, tai nutraukiau, jo. Auksinuką, taip? Su vienkabiais. Tai į rogosas, taip? Na. Eik tu, kaip fainai. Aišku, bet tai blemba, sąžiningas koks žmogus. Paskui namo eidam žiūrim. Lyg tai rogosas buvo. Bet, dugno. nu, labai ačiū. Žiauriai. Gerai, žiūri, jisai su vėliai darytas, galvoju. Žiauriai, ačiū. Tau jo. Eik tu, kaip fainai. Taigi Eugenijus iš tų labai garbingų ir gerų žvejų. Ačiū Eugenijau dar kartą. Šiemet pirmą kartą teko kartu žvejot su dar vienu bičiuliu Laurynu. Ir dėl to vaišinu jūs kaip tik va į žūklę atvykę, sumuštinį griebkit, prasidarykit ir žiūrovams parodykit, ką tikri žvejai kokius sumuštinius valgo. Su kuriuo kartu aktyviai saugom lašišas rudens neršto metu. Bet reikia paaiškinti, kad ta prasme čia iš parduotuvės, iš prekybos centro, kad paskui žiūrovai nesuprastų, kad čia mes kažkokia nelegalia veikla užsiimam. Tai... Labai smagiai praleidom laiką. Mindaugas tą dieną pagavo, nors ir nedidelį, bet labai gražų šviežią šlakį. Oi, Mindaugas mūsų draugas. Duoda į skudurus visą laiką visiems. Oho, čia gerai tau priešinasi. Didelė žuvis? Ai, gal netokia ir didelė. Oi, čia šlakys gal. Duok man paėm. Och, tu blemba. Į čia biškį mindė, čia labai link savęs traukia. O, ir šviežiukas toks, nedickas, bet gražus. Bet ne ta krūdis. Šviesę pamatėm. Ne ta žuvis? Eik, tu ščiukai paėmęs. Nemėgstu dėl to tų trišakių. Kai va taip įsisega, tai tu paskui atsek. 3 kabliai visi įsisegė, 2 apatinę lūpą iš vidaus, vienas į viršutinę. Tuoj, mes įtvarkingai. O, viskas žuviai jau labai gerai viskas. Nieko daryti nereikia. Pasišypsok, dar jisai garu. Ne, tai visada, kai esi atsipalaidavęs, laisvesnis biški, kaip sakyt, kai veikia tie, žinai, lašai jie geriau biški. Čia tokie įsitempia, kaip aš tai... Dar skrido garnys, baltasis didysis garnys, žinai. Ir mane apkakojo vis skrisdamas. Eik, pliumt ant rankojo, žinai. Mindaugas sako, čia, žinok, sėkmės ženklas. Šiandien jau pagausi, aš jau čia šypseną užsivedęs, jau galvoju, toj bus. Pliusgi mes į šeimą matėm, žinai, ir dabar dirbom dviesi ant jo. Ir jau sako, tik turiu. Tai garnys apšika mane, o žuvį tai ištraukė tu, nu. Su mindė sunku konkuruoti, kai kartu būni. Sidabrinės jūros, visiškai kažkas. Sunku, kai šiam buvė? Nesvarbu, tinkle gal kam buvo. Šam, čia? Du. Bet nesakykit, graibštukas tokiom žuvim tai yra... Tokiom idealu. Tai yra ledų ledas. PM4. PM4? Visi cėli PM4. Oi, nedidukas. Tai mažiukas. Nelegalas. Ate. Bam, kain. Čia tu mažiukas.
Sutikom iš Pauliaus Korsako laidų gerai pažįstamą visiems žveją Saulių, kaip jau įprasta, ir vėl traukė žuvį. Bet vyrai, jūs kažką darykit, visada jūs apgaudo visus, aš nesuprantu. Kažkaip jis visur spėja ir pašnekėt su visais. Plaukė kelmas. Traukiau iš upės kelmas. Atsisėdau, ištraukiau kelmas. O to, atsisėdau ant malkos, pradėjau mėtyti. Prieš 5 minutės nuleidau, va čia nupjovėm. Tai va čia tas pats. Davai, nu paskui pašnekėsi. Čia ta dirba. Bet svarbiausia, Sauliau, kad kol vyrai gaudytų valandą su mum prašnekėjai, atėjo ir rinkėdai. Nu, bet geras žuvis. O ilgai jau laikai? Nu jau pusę 15 minučių. Nu rimtai. Čia mes visą žvejybą tave, ble. Nu, eikit žvejybą. Oi, eisim patraukime. Viskas, paleidžiu. Viso, nuėjo. Ne. Baig. Nefilmuok, kiekvienai. Matau, kad raudona lemputė. Nesiparink. Tai atsisukčiau. Sėdėdam. Man tai čia sakau, šiaip kosmosas, kai tiek vyrų ir visą laiką Saulius. Saulius, aktorius pagrindinis. Ne visi po žvaigždėj laimingą gimė. Atrodo, grėsia naujų rekordų, nes žuvis visiškai toks jausmas nejuda iš vietos. Nu, žiūrėk, aš visai nenoriu šitos atsakomybės. Aš ir nenorėčiau. Ne, nenoriu atsakomybės. Bet įtarimų kelia keistas tos žuvies elgesys. Atrodo, meškerė visiškai nejuda, neamortizuoja, žuvis tiesiog vienoj vietoj, nors ir sunku ją labai išjudinti. Čia į nugarą įkirsta, tikrai? Aš galvoju, kad į nugarą. Bet nėra tokio pompo, žinai. Arba čia bus monstras, žinai. Davė kitam patrauk. A mes čia visi keičiamės, o visi aštuoniesi. Ne, nu tu va palaikyk. Ne, ašgi sumatau, o jeigu aš nutrauksiu, jeigu tu man duosi, ne, aš jau užtenka savų nutrauktų, ne. Jėzau, čia tik žuvis. Tik žuvis, o gal tavo rekordas, žinai, naujas. Bus kitas rekordas. Nu, bus kitas. Sauliau, brendu, aš su kotu pabaksnuosiu į uodegą, ją gal paeisiu. Aš vieną kartą taip dariau. Išlaužiam medį tarp akmenų ir... Ai, nedidelė, visai nedidelė. Visai nedidelė. Graipšta reikia, va, sugraipšta. Iššoksi? Visai kitaip tos žuvis elgesi ir visai kita jėga ir kiek jiems rovė padeda, jeigu jinai užkabinta yra netyčia, bet nei galvos rytį, nei burnos rytį, o už nugaros ar už šono. Blemba, Sauliau. Už uodegos, tai dėl to, žinai. Tiksliau ne už uodegos, už šono visiškai, palauk aš. Ramiai. Žemeklis turi? Atsargiai. Oi, taip reikia, ne? 248, ne? 7-4. 7-4. Suk Bekeriui parodė, ką traukia į valandą laiką. Povilas laukia... Aišku, kad patinėlis. Atsuk parodė, kokio dydžio žuvis. Bet čia žaizdelė. Nu tai čia tavo... Ai, čia mano? Tai mano žaizdelės. Taigi naujo rekordo šį kartą nebuvo, bet istorija tikrai įsimintina. Saulius, tas žvejys, iš kurio prieš 10-11 turbūt metų pradėjęs gaudyti lašišas, mokiausi, mėginau kažką tai daryti panašiai. Vis pavyksta susitikti ant upės kranto, pabendrauti ir smagu, kad priėjom tos pačios nuomonės ir išvados, kad jeigu laikomės pagavai paleis principo, reikia stengtis žuvį kuo mažiau laikyti krante, stengtis nekelti iš vandens, ypatingai jeigu esi ne vienas, su draugais, su kompanija. Na, o ta žvejybinė diena su Mindaugu ir Laurynu turbūt įsimins dar ilgam, nes teko sudalyvauti tikrai tokioj neeiliniai istorijoje. Turi? Kažką nelabai didelio? Palauk, neik, neskubėk. Kur tu ten į tą rievą? Neskubėk, aš ateinu. Jo, tai tiesiog sakau, kad no panic. Ne, tai į rievą, tai jos Mindė galėsi paimti krantan. Palauk, aš ateinu, nėra didelė žuvis. Tai
neturėtum tu jos labai įleisti. Bet neforsuok. Oho, gražiai kaip. Tu savo. Tokiose situacijose, kai užkimba didelė žuvis prieš pat rėvą, tai šansai tokie, net nepasakyčiau, kad 50-50, kur kas dažniau, tai yra, be šansų. Nu. Žiūrėk, dabar yra iš pobiškį. Aš nežinau, ar tave čia filmuot ar žuvį. Tu jeigu jausi, kad eina į viršų ant žvakės, sakyk, aš atsisuksiu į žuvį. Filmuok, aš tai nesvarbu čia visai, žinai. Labai norėjai laidą pakliūti. Blemba. Bet nenueina niekur toli. Kol kas. Gerai. Tu, blemba. Ei, nu. Ne, gerai. Tam pačio rėvos kraštą. Aha, nupjaut gali, blemba. Nežinau, Mindė, ką tu sakai, eit jam? Neit. Ne, kol kas tai ne. Jeigu čia atgal pasiduos. Neartėja link mūsų. Ne? Nu gal po biškį. Bet jinai tau neatrodo, kad užsikabino už kažko, ne? Kažkur. Ach tu. Šūdas. Jo, negerai. Iš paskas, ką šiaip stovės. Lemba, bet būtų taip fainai tą žiaurę sraunumą neįsileisti. Valo nematau, blemba. Matau, viskas gerai. Kelk meškerę aukštyn. Aš nelaikau už to valo. Tas valas laisvas tavo, visiškai laisvas. Už tai, kad jinai žolėse įsikabinus yra, supranti? Aš nelaikau. Nu paleidau. Tu gali nors biškį ją prilaikyti. Tai kad neatrodo. Matai, čia stiprėja srovė, vien tik tai stiprėja, tai mes čia eisim kilometrą. Jo, ten jau geriau būt nereikia. Tu galvoji, mane lengva srovė išlaikyti? Aš suprantu tave. Tai įsijaučia, žinai, kad tiek... Jinai atsistojus, aš kumpuoju ją, o ten jinai nevarsto, aš kabos išlaikyti. Supranti, kaip būtų gerai? Tol, kol tu eini, kad tu artėtum link jos, o nepaleistum eidamas. Nes tu eidamas turėtum artėti link jos. Kai eini, nepaleisk būgnelio. Vat, kaip čia tau paaiškinti? Aš dabar nei valo nieko nebu. Sakau, gal ją, žinai, eina, statmenai, tarkim, tu stovi čia ir bandai statmeniau ją, žinai, tempt. Bendrom jėgom ir pastangom, nors iš šalies turbūt atrodė viskas žiauriai, ten, nežinau, emocingai. Gali būt. Ir juokingai, ir visaip kaip kitaip. Tu maždaug pasako, kaip tu jauti nuo manęs, kur ta žuvis, nes aš nieko nematau. Jinai nuo to dar 10 metrų. Nes čia jau gilėja, matai, aš nelabai noriu čia. Čia dumblas, supranti? Ai, va, dabar matau valą. Gerai, ir dabar tu iš lėto... Jo. Bled. Žiūrėk. O, va, jau jinai su žolė. Oi, geras patinas. Oho. Geras patinas. Davai. Aš, matai, nematau kol kas nieko. Palauk, neves labai čia žolės. Neves labai. Va, matau. Palauk. O! Čia juoda. Palauk. Aš nejamu, aš tik tais... Aš nejamu. Aš nelaikau. Aš tiesiog iš žolių iškėliau tą valą. Tu... Atsargiai, palauk. Oi! Aš ne... Va. Aš nelaikau to valo, laikyk. Aš pykau ant Lauryno, Laurynas pyko ant manęs. Aš nesugebu jos už uodegos paimti, uodega pirmas dalykas be galo stora, ten reikia su 2 rankom. Finale žuvis visiškai tokiam dumblyne, vartosi. Palauk.
Tu nesupranti, kad tamsu visiškai. Juoda, tamsu, nieko žiūrėti neina, bet... Aš ne jam užvalo, matai? Nu, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Pagaliau, laiku. Dar taip šudinai nebuvo. Arba tu laikai, arba tu aptarnauji. Kažką išprašau, atkabim, būk žmogus. Aišku, vienareikšmiškai, nedurniuokai. Lauriau, va čia. Gerai, atkabinėk. Ant vienkabį. Apsisukė. Reikėjo nufotkinti, aišku, prašo su vienkabiais, bet... Nu gerai, šovė. Šiaip tu ne vis centimetrą uždėjai, 1,15 m. Jei mes dviese galėtume prilaikyti biškį, kur švaresnis vandenukas, kur nesujauktas, ką? Jo, nešim. Čia tas žolės nuo mano rankų nuimk. Va, matai, iš karto jinai judėt pradeda. Tu prilaikyk ją, Lauriu. Aš laikau už uodegos, tu laikyk ją, o Mindė tegul fotkina. Iš tos pusės, ne? Nufotkink. Gerai, jis gyvybingas, judrus. Gerai? Gerai. Taga, dar Nori apverst, palauk, apverčiam kitą pusę. Ai, kitą pusę jo. Žiūrėk, dėlėm apės. Dėlėm apės visus. Kaip tą fotiką dabar paimti? Kokį jūs narkotį esat? Tai reikėtų išgerti biškį. Gerai, Mindaugai, pasieksim tavo pavyzdžių. Kitą kartą. Palauk, nepaleis dar, gerai? 1,15 m? Nu, 1,15 m. 1,15 m. Kokia aparatūra čia? Koks grožis, gražuolis, karalius. Gerai, išleisim tai. Atsigavęs, žinok, jau. Tai Viskas, va, virba rankose. vandenį laikėm. Atsigavęs, gražuolis. Tai paleidžiu tave. Va, prieš sovę, atsuksiu biškį. Eim, Nu, reik, bičiuli. Te. Nepyk, Laurinai, kad aš panikavau, aš labai norėjau pasistengti, kad ištrauk, bet žinok, šičia tokiam dumblinė, nepyk, žinok, buvo labai sunku. Viskas gerai, bičiuli, gerai. Čia tikrai buvo žiauriai sunku, Mindė gali paliudyti, nes... Žinok, įsivaizduok, kai man į tokį bandūrą ant srovės laikytą, aš nieko negaliu padaryti, o tu sakai patrauk ir, nu, nieko neina tavo sme. Kad šitą žuvį šitoj vietai tokį vizį... Aš manau, kad... srovėjai, tokį 1,15 m, tai čia kaip lygumoj, nežinau, 1,40 m. Aš manau, kad pasisekė žiauriai. Aš manau, kad žiauriai pasisekė. Draugai, viskas gerai, draugai, išgyvensim. Nieks nenuskęs šiandien šitoj upėj, nieks nenuskęs. Va, šiaip Laurino patinas ant vienkabių, kokia forma jie uždėti. Va, tas vidurinis mane šiaip stebi. Palauk, jis laikėsi vidurinis? Gerai irgi? Abu laikėsi. Abu laikėsi, ne? Ir nieks nei trupučio net lenkta nieko. Blemba, šiaip super. Na ir man ypač svarbi tema, tai žvejyba su Jonu, su sūnum. Tiesa, šiemet neturėjomės tiek daug laiko. Savaitgaliais tik tai vieną penktadienio vakarą išvažiavom aukščiau Vilniaus virš Nemenčinės. Beje, šiemet kažkaip virš Nemenčinės tai pagavo žmonės, ten žuvies viskas tvarkoj, bet lyginant su to, kiek žuvies buvo žemiau Vilniaus, iš tikrųjų labiausiai dirbo turbūt dvi vietovės, 2 taškai, tai Vilniaus, žemiau Vilniaus apylinkės, kitaip tariant, Vilnelės žuvis, nuo Vilniaus iki nežinau, Grigiškių, tas turbūt ruožas. Nu ir kitas, aišku, ruožas žemiau Šventosios, tas prie Jonavos. Tuo tarpu žeimenos žuvis galbūt dėl aukšto ir vėsesnio vandens galbūt jinai iškart į žeimeną sulindo. Didžioji jos dalis turiu omeny, nes tikrai teko keletą kartų važiuoti aukščiau Vilniaus, bet aš pats asmeniškai nieko daug taip ir nemačiau. Ei, tai gal paskubėsit paleist žuvį po velniais? Release the fish, blemba! No lasisza, no szlaki. Obżana. Wąsy.
Жанна, In English, please. барбус, я не знаю, барбус? Sorry, помял. Заžada. Paleido. Taigi, penktadienio vakaras, nusivežiau muselinę, galvoju, reikia nepamiršti įgūdžių ir toks neįtikėtinas dalykas. Apatinės dalies, reiškia, po sujungimų, ne per sujungimą, ne dėl kažkokio nedakišimo, ne dar kažko, bet grinai po sujungimų. Užmetimo metu paukšt ir nulūžo. Ir čia meškerė, tai čia rimtas daiktas, čia XO grafenė. Aš nesupratau, eik tu savo. Taip mano, kaip sakant, muselinė sezonas ir pasibaigė. Pirmą kartą tokį dalyką matau. Ką tą vakarą Jonukas pagavo lydekutę, pasidžiaugiam kartu. Jo nedaina. Nu, tai nes matai, ten prasideda neša žolė, bet jau šiaip daina Kažką turi? Tai čia gal šapaliūzės koks? Ne? Palauk, ne. Ne, čia O gal? Ai, nu gal, nes nelabai... Gerai, iš lėto traukiau, nu kai Ne, lydekutė. Jo, lydekutė. Iš žolių nušaunuolis, Jonci. Lydeka, nu taip tik smagu, nu. Nedidukė, bet smagu, ką? Žiūrėk, Jonukai. Lydeka ir Jonas. Jono lydeka. Nu, lydeka. Plauk. Nu, šaunuolis. Mane kol kas apgaudė į tavo. O, mane kojas nuo. Dabar Jonai, žiūrėk. Čia turi lašišą pagauti, girdė. Antras išvažiavimas su Jonu, sakyčiau, nu, sėkmingas, kuria prasme, nes ne iš pirmo karto, ne pirmam taške, ne pirmam ruože, bet pervažiavę į antrą ruožą, radom žuvį. Pastačiau Jonuką, pats paėjau truputėlį aukščiau. Jonai, pirmų metimų, turiu. Jonai, kviečiu vaiką, duosiu patraukti. Ach, tu blin. Ir ką, atsikabino. Nu, čia man jau įprasta. Nesu pats sėkmingiausias, kad realizuoju visus kebimus. Kebimų gal ir yra nemažai, bet jų realizacija tikrai ne mano stiprioji pusė. Ar po keleto minučių aukščiau mūsų buvęs žmogus girdim, kad traukia žuvį. Čia patinukas turbūt, ne? Ir čia visos šiemet nedidelės. Pala. Jo, bet atsikabino man. Man atsikabino, palauk aš. Nubėgam su Jonuku, padėti jam ištraukti ir pažymėti. Tu laikyk ramiai, aš pabandysiu ją su... O, išlakys. O, jie gali. Kaip čia tas... Neslavkos norėjau sakyti. Dažymas panašus. Aš nebeatsimenu, seniai turiu man ją vien patinukui per ją sagą. Aš kažkaip vien patinukui. Žiūrėk, kaip gražiai paėmėm. Jonai, nori palaikyti? Tai palaikyk. Eik, tu savo. Tik nekelk aukštin, tu esi upėtaikį pagavęs, ne beveik 50, o čia biški didesnis aparatas, bet žinok, kaip lašiša, tai čia yra daug jaunesnis, daug jaunesnis egzempliorius negu 50-ukas upėtaikis. O, labai gerai. Kiek, Jonai? 2, 4, 7, 9. Atsimink, būk gerą šitą skaičių, gerai? Eik tu savo, šiam aš tu. Ne, palauk, ištiem žuvį, išties. Biški paliu. 70, viskas, 70, gerai. Imk va šitą pirmą už uodegos, pasiimk va šitaip. O na, po galvą ir taip, žinai, laikyk vandenį. Aha, dabar pačią, dėk į vandenuką. Oi, gražuolis. Gražus, aha. Eik tu geltonas. Oi, gražiai. Oi, kaip tu fainai išmokė. Jo, visgi pataikėm į ruožą, yra žuvies. Reikia sąžiningai toliau tikrinti. Kad dar po 15 minučių sėdi kažkas. Kažką turiu. Palauk, ramiai. Įstrauk savo, užkabink ant kilpelės. Ramiai ir ateisi, įsibrisi, padėk saugiai meškerę prie žolių.
Vėl kviečiu Joną ir jau atrodo, jau šį kartą viskas, jau užsėda tos žuvis, nėra kažkokio kosmiškai didelė greičiausiai, vėl patinukas. Ten toliau prie žolių padėk meškerę ir ateik. Nu ir ką jūs galvojate, jau Jonukas susiruošė, jau brenda čia į vandenį. Ateik va čia, įbris per čia, tik tai atsargiai, gerai? Blemba. Paukšt ir vėl atsikabina. Eik tu. Nu kas čia darosi? Nu kodėl čia? Nu. Dabar tai aš labai susinervavęs žmogus. Aš tik norėjau tau duoti, nu. Visas tas laikas praleistas su sūnum gamtoj, žvejyboje kažkaip visada yra toks išskirtinis, labai mielas ir malonus. Aš taip vis kažkaip bijau, kad jis vieną dieną pasakys, tėti, nebenoriu važiuoti kartu, mes tai nieko nepagaunam, man šalta, man nuobodu. Visą laiką sako, man tėti, žinai, patiko, mes nieko nepagavom, bet patiko ir kažkaip aš širdį viduj vis tiek, aš nežinau, gal net pas patį tą Joną ne tiek yra to noro, kiek pas mane ta kažkokia svajonė, kad jisai patirtų, ką reiškia traukti tą lašišą, kas tai per jausmas, kas tai per išskirtinė patirtis. Iš vakaro žvejodami kartu su Laurynu, kaip tik matėm vieną žuvį išeidinėjant, reiškia, kitam krante, bet iš mūsų kranto buvo labai nepatogu jai paduoti. Tai kažkaip nusprendėm su vaikais, kad visai gal lyg patogus ten priėjimas, privažiavimas, kitą dieną su vaikais gal nuvažiuoti ir pabandyti ant tos žuvies, reiškia, iš kito kranto pažvejoti. Lyja lietus nuo pat ryto, vaikučiai slepiasi kažkur po medžiu, daug streso, ta žvejyba tokia, rūpinėsi, kad tik vaikai nesušaltų ir kaip čia jiems geriau. O, tėti, kažkas lyg lietė dugną. Tu galėjai liest dugną? Aš nežinau, Jonuka, šitos vietos nelabai žinau. Žvakę dar ir sakau, kad jis traukė. Labai gerai užmetė, Jonai, labai gerai. O, žiūrėkit, kaip taškas, matėt? Kaip visada. Mes esam tik tais stebėtojai. Juokauju, nu. Žiūrėk, teisingai Mindaugas sako, žiūrėk, žolė plaukia, atsargiai biškį išlauk tos žolės, gerai? Ir ką, toliau istorija. Bet šiaip Timonas čia gerai, Jonai, prasideda, ne? Kažkoks pimpiukas. O, turiu! Eik tu sa! Laikyk, Jonukai, laikyk! Eik tu, šikt! Blemba! Mes tai meškerė. Mindė, palauk, Meškerė, nu tai mes. Laikyk, tiesiog laikyk, Jonukai. Nežinau, ką dabar daryti, bet... Laikyk. Dar yra ta žuvis? Taip, yra. Tiesiog. Eik tu, šikt. Suk. Kaip? Blemba, ką daryt, nežinau. Laikyk, Jonukai, laikyk. Nu tai gerai, o ką daryt? Nieko nedaryk. Palauk, žiūrėk, daug. Ne. Biški, palauk. Palauk. Prašau, nedaryk. Aš nedarau. Aš noriu pats įstoti. Ten akmenis, palauk. Žiūrėk, Suk po biškį, suk po biškį. Gal jūs galit biškį užbrist pabaidyt, nes link jūsų eina kojų. Palauk.
Žiūrėk, bandyk sukt. Mindė, gali biškį pafilmuoti šalies, jeigu su savo telefonu. Ar tu jauti žuvį dar? Paleisk biškį. Paleisk, aš nežinau dabar. Taip, jaučiu, nu, tikrai yra. Žolės taip negali tempt. Nu tai žolės... Aš nežinau, jaunai, man atrodo. Man jų ranka labai skauda. Gali pafilmuoti biškį šalies tą vaiką. Nu tai ašgi prašau tavęs, jeigu tau nesunku. Tai ką daryt? Tai ką daryt? Nu vis, nieko man nedaryt. Nu tu įdomus. Nu sako panikos priepuoliai. Nu tai, blemba, nu tu... Palauk. Tu tik tai gulšiai filmuok, Mindė. Sustabdyk ir iš naujo. Tokio aš niekur... Ne, tai aš tokio niekur negalėsiu panaudoti, žinai. Aš nežinau, kur tu naudosi. Žiūrėk, aš galiu biškį... O, jau matau ją. Matei ją? Ten, nu, matai. Toli? Toli, prie tų žmonių. Palauk, stop. Paviršiai buvo. Iš lėto, nu pumpuojam, iš lėto. Suk, iš lėto. Kol sukasi, suk. Išlaikau, tau padedu laikyti meškerį. Žiūrėk, žemiau, biškai, tu įsistatyk meškerę, kad tau pažastim. Nu, labai gaunas durnas laužimas, va šitaip. Matai, jinai srovėjai yra. Taip. Palauk, nesuk, Vyti, palauk. Žiūrėk, ateik. Meškerį į save temkit ir tada sukit rytą. Padarykit didelio pasipriešinimo. Akmeninė. Ai, blėt, jau malasi. Mindė, gali patart, ką nors iš šalies? Kažkuris vienas turit kažką daryti. Jonai, aš tau rekomenduoju duok tėčiui ir tau tėtis atiduosi pačiam gale. Trumpai duok tėčiui, kad tėtis suprastų, kad biškai pailsėk rankytę. Tik prašau neprarasti. Nu, tai va tada būsiu kaltas. Ar išėjus? Aš nežinau, Janukai. Aš labai stengiuosi švelniai, bet... O, jaunai užsikempė vėl. Per kokią valandą ištrauksit? Gal. Čia Mindaugai, kažin... Ne, aš aišku per anksti šneku, bet... Sakau, ar užbrist kur nors įmanoma čia, kažin... Stok priekį, Jonukai, mane. Matytumai. Ne, tu Jonai, kur tu vaiką siunti? Ne, Jonai, tu prieš arti vandens tai neik. Aš nesuprantu, ar aš čia kūšį žolių. Čia jau jinai. Palauk. Dabar mums reikia ramumą partemti iš srovės, reikia. Taip. Palauk. Nusipjovė valas. Jonai, vis tiek čia tavo žuvis. Iš kur jis pažįsta manęs? O kur buvo jinai prie vietų? Čia va, kur akmenės. Čia Ramumoj? Pasižiūrėk, kiek čia jau kūšiais valo. Ramumoj? Bet ant ribos Ramumos. Čia jau... Bet jinai buvo apsisukus visa. Aš jau ją traukiau šonu. Jinai buvo apsisukus. Nu... Jo! Jinai, matai, apsisukus buvo visa.
Visa apsisukus ir nusipjovė labai lengvai, žinai, matyt per džiauną kažkur, tiesiog trikšt. O per porą karboną? Ne, va ten labai nedėkinga vieta, žiauri. Bet buvo patinas. Taip, patinukas buvo. O mažas? Ar didelis? Nu, normalus, fainas. Kiek maždaug? Nežinau. Per Floriką? Per Floriką nupjovė. Jonai, pirmą kartą tai buvo. Nu tai žiūrėk, Jonai, kiekvienam dalykė ras teigiamus. Smagu buvo palaikyti žuvį. Supratai, ką tas reiškia? Žinok, jeigu ištrauktumėm kiekvieną žuvį, tai mes čia būtumėm rekordininkai. Mindaugas šaunuolis, labai gražiai šneka. Taip yra tai žvybai. Turi Nekelk labai, Jonukai, meškeris. pasidžiaugti, kad tokia galimybė buvo tą žuvį palaikyti, ne? Tu tikiuosi supranti, Jonukai, kad aš nelabai jau galėjau ir kažką irgi kitaip padaryti. Aš iš lėto jau ją pampavau. Aš ją labai iš lėto pampavau ir galvojau, kad mes galėsim ištraukti. Jinai buvo apsisukus, matei, jinai buvo apsisukus visa. Ir kaip apsisuka per žiaunas, supranti, va šičia tas fluorokarbonas ir kartais taip nupjauna, nors jisai yra atsparus tas valas. Aš šičia, žinok, aš šičia be jėgos, nu tai Sauliui irgi kiek žuvų nutrūksta. Aš, Jonukai, šičia pabaigoj jau labai švelniai ją traukiau. Netraukiau per jokią jėgą, nelupau. Supranti? Girdi mane? Ar girdi, Jonuk? Nekaltini manęs labai. Ką? Aš dariau, ką galėjau. Liūdna. Jonukai, liūdna. Nu, žiūrėk, zuiki, bet žiūrėk. Tu turėjai kibimą. Faina žuvies, faina kibimą, kaip Mindaugas sako. Čia yra 50-50. Taip. Tavo tai vis tiek buvo žuvis. Duok 5. Tu šaunuolis. Gerai? Pažaisk su įmantuku, nusiraminkit. Gerai truputėlį. Gerai? Pažaiskit, nusiraminkit. Aš sutvarkysiu meškerę, išpinsiu. Gerai? O ta istorija su Jonu, tai tik parodo, kiek šitoj žvejyboj, kaip pasakyti, lašišų žvejyba tokia iš emocijų pusės nuo euforijos iki visiško nusivylimo. Tu vieną minutę atrodo tiesiog visas pakylėtas, tau pasisekė, tau pavyko ir paskui kitą minutę žiaurus nusivylimas. Žuvis nutraukė, nutrūko, atsikabino. Taip jau yra su lašišų žvejyba. Eik tu kaip gražu. Eik tu savo. Pasigūdžiau Ernestui apie lūžusią meškerę. Užsakė tą apatinę dalį, bet per savaitę taip ir nepavyko jos sulaukti, kol atsiguso sezonas į pabaigą. Tai taip smagu, kad Ernestas pasiūlė, sako, atvažiuok iki Šventosios, bet čia jau paskutiniam sezono dienom duosiu savo atsarginę meškerę, pakaitinę. Tai prieš paskutinę sezono dieną leidau Šventoj. Nelengvai man sekasi, bet Šventoj jau daug kažkaip to tikėjimo daugiau negu Neryje. Aišku, tos žvejybos nebuvo tiek daug. Vieną bamtelėjimą lyg ir turėjau. Kibimas buvo. Eik tu savo. Bet vėl kažkaip po kelių žuvies išėjimų svarstyklės nusviro į spiningo pusę. Paėmiau spiningą ir su rogosiuku vėl. Dabar tik ramiai.
Šlakys. Šlaky. Dar netrūksta, kad jis šlaky. Prieš tai, man rodos. Štai kaip gerai graibštukas. Visiškai ramybė. Žuvys be streso, žvejys be streso. Šiek tiek. Numeriukas turi 802. Bet ir sudėliu. Gražiai žaidė. Pagavau 65 cm šlakienę. Pagavau, paleidau, žuvis kažkaip po paleidimo pastovėjo truputėlį ant smėliuko. Skaidrus vandenukas, viskas matėsi, o paskui taip gražiai, kaip jos mėgsta. Apsisuko, išėjimas, vėl apsisuko didesnį ratą, išėjimas ir tada nuvarė į savo, reiškia, stovėjimo jau pastovę vietą. Paskutinę žvejybos dieną praleidom kartu vėl su Laurynu, tiksint paskutiniam valandom. Žvejojom skirtingom strategijom, aš su Rogosu, grubiai šnekant, mano pravedimas nuo pusės upės iki kranto. Laurynas tuo tarpu užsidėjęs blizgutę. Su blizgutė jam pavyksta faktiškai visą upę prašukuoti. Nu ir ką, galima sakyti, iš kito kranto įkalbino dar vieną patinuką. Atrodo nedidelė. Tu iš ano kranto? Jo, palei medį. Nenori biškį arčiau ateiti, kur čia nedoks dumblas, nes ten taip dumblynas. Gerai, tai vedami su linktų žalių. Bus, pažiūrėkite. Graibštą reiks rankom paims. Pasižiūrėsim. Palauk, nejauk labai dumblų. Tai tu prives Ai, žiūrėk, jinai čia šaliausi. Atsargiai eis ant žvakės, ne? Ne? Ne, čia kažgal šlak. Čia labai mažo Tai ta jeigu... Oi, patinukas. Bet mažiuk. Mažiukas, patinukas. Aišku, graibštas mažam praverstų, bet... Tai ateik, tim. Palauk. Žiūrėk, neinam labai tą rievą, tu iš lėto... Nu tai aš ant žuvies einu. Aš ant... Tu nori, kad aš jį imčiaus? Žinok, nesugraibštų. Gerai, viską. To graibštų, tai pats mane apsunkina, žinai, dabar. Kur man jį dabar dėt? Neik žemyn. Kur graibštą dėt turiu omeny? Bet neš man bus. Nu tai kur aš tau pasivaikščiosiu po upę dabar? Davė graibštą, nori, kad žuvį paimčiau. Žiūrėk, Laurinai, tu labai... Palauk. Privesk, uodega, kad gražiai... Ne, eina jis vėl. Žiūrėk, aš tau galiu atmest. Paimk. Ir tu man biškį privesti, tu pats neik, kodėl tu eini žemyn, aš nesuprantu. Tu stovėk vietoje, man žuvį privesk. Jis eina žemyn, aš kaip durnius irgi rievą einu. Vėl tas žuvies traukimas toks emocingas pas mus.
Nu, jis giliai, matai, eina. Bet dabar su žolėm valas, bly. Negaliu tau padėti ant padėkliuko, nu. Tai griebi žuvį. Eik, grįžti. Pavesk man, paduok, ne. Šaunuolis. Valio. Labai atsita. Dabar va graibštą duok. Dabar duok graibštą. Ir iki žgraibštą į vandenį. Va, viskas. Ne, nufotkink, man reikia tų nuotraukų. Man su vienšakiu reikia. Su vienšakiu. Žiūrėk, Laurinai, aš filmuoju. Prašau, nufotkink. Jau tikrai matosi. Pa, biškė, da. Biškė, pa. Bet nu tavo reikalavimai, tai žinau. Pa, biškė. Kaip gražiai paėmė šakės. Tradiciškai čia vis tiek būna su vienšakis. Tik čiurniukas, sakau, čia davė žvakiukų kaip reikalas. Viskas. 8-4. Oi, gražu. Liuks. Ačiū. Nors ir emocingai, bet baigėsi sėkmingai. Tai va tokia ta sezono pabaiga. Iš tokių liūdinančių šiek tiek istorijų, tai Vilniaus valymo įrengimai. Turbūt ne vienas žmogus, ne vienas žvejys mėgino atkreipti dėmesį, kad kone kasdien tam tikrų metų iš valymo įrengimų išplaukia labai daug nešvarumų. Labai nešvarus vanduo, visa upė pasidengia tokiais tarsi riebalais, dėmėmis. Panašu, kad kažkas ten pas juos nesudirba, gal pajėgumų neužtenka, gal dar kažko. Vanduo šiaip, nežinau kiek čia matosi su kamera, bet žiauriai užterštas, net tokie matosi plėmai, tokie plaukia vandens paviršiui. Putos kokių nešvarumų plaukia. Šiemet ne vienas buvo jau video įkeltas kaip išvalymo įrengimų Vilniaus. Eina žiauriai nešvarus vanduo, pavyzdžiui, momentas švarus, o čia va matosi koks plaukia. Aš kažkaip iš kitos pusės apie šitą reikalą galvoju. Mes visi žmonės, ne tik Vilniečiai, suinteresuoti, kad ta upė būtų švari ir nuotekų valymo įrengimai veiktų efektyviai. Tai jeigu ten iš tiesų reikia didesnių investicijų, neužtenka dabartinių pajėgumų, yra kažkokios nuolat besikartojančios problemos, tai gal verta šitą klausimą kažkaip tai kelti viešumą, viešinti ir padidės ten kažkokie, nežinau, įkainiai kažkiek, dar kažkas, bet susitvarkom šitą problemą. Negali tai būti, kad į upę pilamas, ta prasme, nevalytos atliekos. Šiemet tas ypatingai jautėsi. Turbūt pati opiausia ir svarbiausia nūdienų tema tai Neries gilinimo tema, kuri šiuo metu dabar kažkiek aprimusi, nes vyksta teisiniai procesai, yra apskųsti tam tikri darbai, tam tikri sprendimai dėl Nemuno. Tai šitoj vietoj labai noriu padėkoti asociacijai Lietuvos žuvis, Martynui su Monika, kurie tikrai deda žiauriai daug pastangų tą temą, dirba neatlygintinai, stengiasi, dirba žodžiu, visuomenės labui ir ko norisi paprašyti, ypač žvejų bendruomenės, nebūti abejingiem ir nors dalelę to laiko ir pastangų, kiek mes skiriam žvejybai, žvejodami, skirti ir šitai temai. Nes kitų atveju ateitis laukia labai liūdna. Prasideda saugojimo sezonas. Kviečiu nebūti abejingiams, kviečiu prisidėti, kas nori prie Lašišos dienoraščio veiklos, kas nori asmeniškai. Žmonės būrėsi į įvairias grupeles, tiek žvejyboje keliasi savo įvairius, iššūkius. Žuvų saugojimas jų neršto metu irgi galėtų būti vienas iš tikslų. Man šie video tai toks, prisiminimas, kaip kažkoks tai dienoraštis. Kiekvienas sezonas yra skirtingas, kiekvienas sezonas yra kitoks. Kažką naujo išmoksti, kažką naujo patiri, nauji nuotykiai, naujos istorijos. Fainai matyti tą virsmą žvejų bendruomenės ir jaunimo į gerąją pusę, kad rūpi tie patys dalykai. Kas galbūt nefainai, tai tas
varžybiškumas, ar kaip čia tą žodį vardint, kai kiekvieno sutikto žvejo dažniausias turbūt būna klausimas, tai kiek jau pagavai? Nu kažkaip man šita žvejyba ne apie kiekį, man tai labiau apie procesą, apie pabuvimą gamtoj, pabuvimą su savim ir pat mažiausiai, ko norisi, tai lyginimosi ir kad šitas procesas pasidarytų dėl kažkokio tais, nežinau, sportinio rezultato. Na ką, saulė pasislėpė už medžių, o aš kaip tik ir sakau nuoširdų ačiū žiūrėjusiam ir iki susitikimo prie upės po neršto sausio mėnesį.